Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandien mes tęsim pokalbius apie meno psichologiją. Šiandieną mūsų tema yra tokia: kokios reikalingos menininkui psichologinės kompetencijos. Tai pirmas - pastabumas. Menininkas turi stebėti aplinką, kas joje vyksta, ir išskirti tos objektus, kurie yra išskirtiniai, įdomus, kitokie. Antras - fiksuoti, užfiksuoti tai kažkur tai, gebėjimas prisiminti. Ne tai, kad jisai pamatė ir užmiršo, bet jis turi užfiksuoti tai, ką jisai pamatė, kažko tai įdomaus, išskirtinio, ir tai išlaikyti ilgalaikį atmintį ir, jeigu reikia, ir atgaminti. Trečias yra gebėjimas, tai yra pamatyti tose objektuose tam tikras detalės, kurios padaro jį išskirtinį ir kitokį. Kitaip sakant, diferencijuoti, suskaidyti objektą ir rasti kažkokias išskirtinės detalės. Jeigu jisai sugeba tai padaryti, jisai gali surasti tą originalumą. Sekantis labai svarbus momentas yra mokėjimas sujungti asociacijų pagalba įvairius objektus ir surasti kažką tai visiškai kitokio ir sukurti visiškai kitokio kažką tai to, ko anksčiau nebuvo. Tai gali būti detalė, tai gali būti visiškai originalus daiktas. Todėl visada yra klausimas, ar mes kažką tai tobuliname, ar mes kuriam kažkokius visiškai naujus meno objektus. Ir svarbiausia, turi būti gerai išvystyta vaizduotė. Vaizduotė yra lavinama įvairiausių metodų pagalba, apie kuriuos jūs galėtume sužinoti, jeigu mes suskambinsim arba susirašysim. Tai kad skambinkit, rašykit ir mes galėsim tęsti mūsų pokalbius toliau.